Pasaulinė visada pakeičia garsiausi, kartais jį pakeičia paprastas žmogus, kuris atsistoja ten, kur visi dar sėdi, pažiūri į kažką naujo ir pasako: man patinka, kai kiti juokiasi, kai kiti kraipo galvas, kai kažkas perspėja. Nesakyk taip garsiai, nes kiekvienas normalu kažkada buvo. Tu išprotėjai. Gatvėj dar bildėjo ratai, arklių kanopos plakė grindinį, ir tada kažkas atriedėjo keistoj dėžėj be jokio arklio. Kam tau šito reikia? Tai juk pavojinga. Tu rimtai į tai lipi, o žmogus už vairo gal ir pats bijojo, gal rankos laikė vairą per stipriai. Bet jis važiavo ne todėl, kad jam nerūpėjo, ką sakys žmonės, o todėl, kad kažkur viduj jis jau buvo pamatęs rytojų. Lengva būti drąsiam, kai minia jau stovi šalia, sunkiau pasakyti man gražu, kai kambarį dar niekas neatsako. Aš irgi noriu priklausyti, tik nenoriu priklausyti savo tylėjimo kaina. Nenoriu slėpti to, ką matau, vien todėl, kad tu dar nematai. Aš irgi noriu savųjų rankų, kurios laiko mane, bet jei tam, kad likčiau tarp jūsų, turiu palikti save už durų. Gal tai ne mano namai, nes kiekvienas normalu kažkada buvo išprotėjai. Ir kiekvienas kelias prasidėjo, kai kažkas žengė pirmas. Kažkas pakėlė ragelį ir išgirdo balsą iš toli. Kažkas uždegė šviesą vienu mažu jungikliu. Kažkas pakilo virš žemės mašinoj su sparnais. Ir kiek kartų pasaulis sakė: neįmanoma, nenatūralu, kam to reikia, taip nebus. kol vieną dieną visa tai tapo normalu. Pirma juokas, tada baimė, tada na gal. vienas pabando, antras stebi, trečias sako: Duok ir man. vakar nesąmonė, šiandien įdomu rytoj. Kur gauti? Po metų Visi taip daro. ir niekas nebeatsimena, kas pirmas išgirdo. Neišsišok, neliesk. Ką žmonės pagalvos? O žmonija juda ne tada, kai visi gauna leidimą. Jie juda, kai paprastas žmogus pasako: Nežinau, kur tai nuves, bet noriu pažiūrėti. Kartais mama, kartais mokytojas, kartais vaikas. Žmogus, kurio vardo istorija neužrašys. Jis tiesiog pirmas pasakė: Man patinka. Visi nori priklausyti, aš suprantu. nes skauda, kai iš tavęs juokiasi, Skauda, kai savo žvilgsnis tampa svetimas, kai meilė staiga turi taisyklės. būk savimi, Tik ne šitaip, kalbėk, tik ne apie tai. kurk, tik ne taip. Aš irgi noriu priklausyti, Tik nenori priklausyti, savo tylėjimo kaina. Man patinka, man gražu, man irgi. ir man, aš einu su tavim. Man patinka, man irgi, Ir man. aš čia, aš su tavim. Mes irgi norim priklausyti, tik nenorim priklausyti savo tylėjimo kaina. Mes neprivalom būti vienodi, kad galėtume stovėti šalia. Galim skirtis, galim klausti, galim būti pirmi. Ir jei šiandien mūsų tik keli, Rytoj mūsų bus daugiau. nes vienas balsas duoda drąsą kitam. Viena ranka suranda kitą. Ir tas, kuris vakar stovėjo vienas, šiandien atsisuka. Ir pamato savuosius. Pažiūrėk aplink: automobiliai, šviesa, telefonai, lėktuvai. Kasdieniai dalykai, paprasti, normalūs. Ir beveik kiekvienas jų Kažkada buvo per naujas, per keistas, per neįmanomas. gerai, Kad kažkas netylėjo, gerai, kad kažkas pasakė. aš noriu pabandyti. Ir kažkas atsakė: Aš irgi
Gal drąsa nėra nebijoti, Gal drąsa, bijoti būti išstumtam ir vis tiek neatiduoti savo balso. nes kiekvienas normalu kažkada buvo, Tu išprotėjai, o kiekviena minia kažkada prasidėjo nuo vieno